Sveiki visi, aš atsakysiu jūsų žiauriai daug klausą klausimą, į kurį aš jau atsakiau, bet galbūt kažkas nepasibėjo, tai aš jį atsakysiu dabar. Tai kam aš ištryniau žiauriai daug video? Tai gerai, visų pirma, aš jų neištryniau ir aš jas galiu grąžinti beli kokiu metu. Nes jie yra privatus ir tuos video aš galiu matyti tik tai aš, bet kartais aš jas galiu padaryti privatus. Aš galiu juos padaryti viešus arba privačius arba nepatenkamai į sąrašą, žodžiu. Tai jo, aš jas galiu grąžinti bele kokiu metu. O dabar atsakysiu kodėl. Tiesiog man tie video atrodo cringe, nelabai, ir kai aš filmavau seniau, aš tiesiog nesuprasdavau, kas yra cringe, kas yra normalūs dalykai. Ir man tiesiog užkniso, kad mano visas kanalas užkimštas su popierinė kosmetika. Pavyzdžiui, kai aš noriu paskrolinti savo video, man užkimšta viskas su popierinė kosmetika ir man tiesiog tai nervina. Ir aš nusprendžiau, kad padaryti tuos visus video privačius. Ir dabar, kadangi aš žinau, kas yra cringe, kas yra ne cringe, mano manimu, tai aš filmuosiu naujus video, netokius cringe kaip prieš tai. Tai žodžiu, tikiuosi jūs mane supratot ir aš pasistengsiu grąžinti video, bet ne visus, o pačius normaliausius. Visiems ate, visus myliu.